Labą dieną visiems suėjusiems, suvažiavusiems į tradicinį liaudiškų šokių festivalį, senjorų liaudiškų šokių festivalį Trepsis. Šį festivalį pradėjo šeimininkai, tai Panevėžio šokių kolektyvas Gija, būtent su šokiu Trepsis. Dar kartą jiem paplojame. Į šią šventę atvyko tikrai daug kolektyvų iš įvairių Respublikos miestų ir miestelių. Tad pasveikinkime juos. Pasveikinkime kolektyvą atvykusį iš Vilniaus, Šimtažiedis, vadovė Rūta Januškienė. Pamojuokite, kur tas kolektyvas, kad mes matytume. Va, matau. Kolektyvas Laja, Pakruojis, vadovė Aušra Juciuvienė. Liūdynės kolektyvas Svaja, vadovė Dainora Venclovienė. Malonu matyti kolektyvą atvykusi iš Šakių, Vijūras, vadovė Justė Juškytė Lukauskienė. Netaip jau iš toli atvyko kolektyvas Susėda iš Kupiškio, vadovė Dalia Senvaitienė. Mano labai gerai pažįstamas kolektyvas iš Kėdainių Lankėsa, vadovė Virginija Čeleškienė Beviršė. Ir dar vienas kolektyvas, kuris atvyko iš Kėdainių rajono Truskavos kultūros centro Vermena, vadovė Dainora Venclovienė. Panevėžio kolektyvai. Tai Gija, kuri prieš jūs stovi. Taip pat Panevėžio dar vienas kolektyvas Sidabra, vadovė Kristina Nainienė. Paplojame. Na, o scenoje stovi labai gražus kolektyvas, vokalinis ansamblis Smiltelė, Dalia Gaspariūnienė vadovė. Taip pat paplojame. Na, o dabar festivalį tęsia šeimininkai, Gijos kolektyvas. Aha, dabar žiūriu, ką jie šoka. Šoka labai gražų šokį. Ilakiškių mazgytinis.
Ačiū Gijos kolektyvui. Ačiū labai. Mes juos šiandien dar pamatysime. Ačiū. Šis projektas vadinasi Kultūrnešio dienos. Lai ši kultūra liejasi į jūsų širdis. Na, o dabar jums dainuoja Panevėžio kultūros centro vokalinis ansamblis Miltelė. O daina vadinasi Tėviškėlė. Ačiū Smiltelį už labai gražią dainą. Pailsėkit, atsisėskit, prašom. Na, o dabar norėsiu pakviesti kolektyvą. Kaip minėjau, nelabai jau iš toli. Bet ką aš noriu pasakyti, man labai kažkaip, kaip paprašė vesti renginį, sakau, mes visi žinome tikrai, kad visi kolektyvai dalyvauja festivaliuose, dainų šventėse, įvairiuose renginiuose. Na, nesinorėjau kartuotis, o norėjau labai sužinoti kolektyvo narių horoskopus, norėjau sužinoti, kokios specialybės yra kolektyvai. Tai dabar aš norėčiau pakviesti kolektyvą iš Kupiškio Susėdai. Prašom, ruoškitės, o aš šiek tiek apie jūs papasakosiu. Tai horoskopai yra tokie įdomus. Labai daug skaičių 3. Tai yra 3 vandeniai yra. 3 dvyniai, liūtai 3, svarstyklės 3 ir po 1 ožiaragis, šaulys ir jautis. O specialybės tikrai įvairios. Liaudies meistras yra akmentašys, inžinierius yra vadybininkai, buvę policininkai yra, laikrodininkas, elektromonteris ir verslininkų kolektyvas turi. Susėdai jums dovanoja 2 šokius – Lancajėdas ir Apsukinis. Lancajėdas!
Ačiū susėdams iš Kupiškio ir jų vadoviai. Ačiū labai, dėkui. Na, o dabar jums dainuoja kolektyvas Smiltelė. Daina Lig ryto. Šokėjų jaunystė, kol saugoja ugnį kilniausių minčių. Jei kada susapnuosi jaunystę, muzikantai harmonijom gros. Merginų viliojantys žvilgsniai, iš meilės netikros. Jei kada susapnuosi jaunystę, muzikantai harmonijom gros. Merginų viliojantys žvilgsniai, iš meilės netikros. Muzikantai užtraukia dainužę skambiausią, šokėjų pora už poros. Per naktį akių nesudės valingiausi ir šokti lig ryto tikrai nesustos. Jei kada susapnuosi jaunystę, muzikantai harmonikom gros. Merginų viliojantys žvilgsniai, iš meilės netikros. Jei kada susapnuosi jaunystę, muzikantai harmonikom gros. Merginų viliojantys žvilgsniai, iš meilės netikros. O nuotaika kelia melodijų pynės, viliotinių valsų garsais. Merginų akelės tylus atspėjimas, šokėjus vilioja, suploja delnais. Jei kada susapnuosi jaunystę, muzikantai harmonikom gros. Merginų viliojantys žvilgsniai, iš meilės netikros. Jei kada susapnuosi jaunystę, muzikantai harmonikom gros. Merginų viliojantys žvilgsniai, iš meilės netikros. Ačiū Smilteliai, ačiū labai, dėkui už gražią dainą. Na, o dabar į salės vidurių noriu pakviesti kolektyvą atvykus iš Kėdainių Lankesą, prašom. Na, šiek tiek apie Lankesą, tai, žinokit, turi 2 liūtus, 1 žuvį, labai gerai skamba, ne? 1 žuvį turi, 1 dvynį, o jaučiai net 4 kolektyve, vandeniai 2, o daugiau po 1 skorpionas, mergelė, avinas, svarstyklės, šaulys, ožiaragis. Na, o specialybės tai tikrai irgi įvairios, aš visas galvoju, ką reiškia šokis, ar ne? Kiek gali suburti šokis įvairių specialybių žmonių. Ir taip yra buhalterės, o buhalterės net 3 matau. Mėgsta skaičiuoti svetimus pinigus, matyt. Autokaro vairuotojas yra, energetikas yra, 2 vairuotojai, felčeriai yra, 2 inžinieriai, mokytoja, apdailininkas ir yra gelbėtoja. Onutė, čia tu gelbėtoja? Ne? O tai kas gelbėtoja, ką čia gelbėsim? Va, paplojam gelbėtoją, žiūrėkite, jeigu kam bloga pasidarys, išgelbės. Ir tai Lankesos kolektyvas šoka taip pat 2 šokius, tai Trilypis ir Anės polka.
Ačiū. Ačiū Lankėsos kolektyvui. Būtinai perduokite iš šio festivalio linkėjimus savo vadovai, nes kiek žinau, šiandieną jį negalėjo dalyvauti. Ačiū labai, dėkui. Festivalį tęsia panevėžiečiai, kolektyvas Sidabra, vadovė Kristina Nainienė. Na, pas jos labai daug po 3 žiūrių horoskopai. Tai yra labai daug, Kristina prisirinko, po 3 tai bus, kas čia. Tai 3 avinai, 3 jaučiai, 3 dvyniai, va, po 3 ateina susirikiavę, 3 skorpionai, 3 šauliai,
3 žuvis, ar tikrai Kristina, ar aš čia kažkaip netaip. 2 mergelės ir 2 vandeniai. Ir 1 svarstyklės. O specialybių taip pat, kaip ir kiekvienam kolektyve, yra įvairių. Daugiausia tai inžinierių, net 6. Buhalteriai 4. Elektrikas 1, pedagogas ar pedagogė 1. Turi 1 advokatą, atkreipkite dėmesį. Kontrolierius, konditerė, gali saldžiai ir pavalgyti jie per repeticiją. Technologas, kultūros veiklos vadybininkas ir, kas labai kolektyve dar reikalingas, ūkvedys. Kolektyvas jums dovanoja šokius, taip pat 2. Labai įdomus pavadinimai. Trikinkė ir lentatūdis.
Ačiū Sidabros kolektyvui ir jų vadovai Kristinai. Tiesiog esu sužavėtas abiem šokiais, o ypač to lemtatūdžių. O dabar ant parketo jums šoks Pakruojo kolektyvas Laja, vadovė Aušra Juciuvienė. Na, kolektyvas, čia irgi horoskopas jų yra toks. Viena turi aviną, nu, gražiai skamba, ne? Nu, bet taip horoskopai tokie. Vienas avinas, 2 vandenį, viena žuvis, vienas jautis, vienas liūtas, 2 dvyniai, viena mergelė, 2 svarstyklės, 2 vėžiai ir 1 šaulys. O profesijų tai nuo mokytojos iki vairuotojų, elektrikų, inžinierių, barmenių, vadybininkų, oi, rašo vadovė, įvairovė didžiulė. Lajos kolektyvas jums šoka giminų, va, ne taip pasakiau, ar ne? Giminų valsą ir Marceliukės, sako, polka, nu polka. Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa, sustokime sesės ir broliai, užtraukime dainą, kurią kažkada dainuodavo mūsų senoliai. Užtraukime dainą, kurią kažkada dainuodavo mūsų senoliai. Pamirškim nelaimės, pamirškim vargus, kiekvieną sutikim kaip svečią. Tegu mus daina mūsų stalas dosnus, sukvies visą giminę plačią. Tegu mus daina mūsų stalas dosnus, sukvies visą giminę plačią. Saulė tėvynės padangiai melsvoj išsklaido nesantaikos rūką. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Užtraukime dainą, kurią Lietuvoj dainuos mūsų vaikai ir anūkai. Kur sukas vestuvės, kur supas lopšiai, kur džiaugsmas ir skausmas praeina. O tėviškės medžiai sustokim gražiai, užtraukim lietuvišką dainą. O tėviškės medžiai sustokim gražiai, užtraukim lietuvišką dainą.
Ačiū, ačiū Lajos kolektyvui ir jų vadovai Aušrai. Dėkui. Na ir dar kartelį noriu pakviesti šio festivalio šeimininkus, Gijos kolektyvą. Prašom, jie jums padovanos Senjorų valsą, bet aš apie kolektyvą dar nieko nepasakiau. Kad kolektyve yra 2 dvyniai, 3 avinai, 4 svarstyklės, 2 mergelės, 1 skorpionė, skorpionė, ne skorpionas, 3 vėžiai, 1 jautis ir 1 vandenis. Na, o profesijos yra 2 medseserys, 1 virėjas, kulinaras, mokytojas 2, 1 agronomas, mezgėja turi, ekonomistas, 1 technikė, statybininkas, apdailininkas, 2 technikai, mechanikai, 1 autokranistas, o daugiausia kolektyve yra, kaip jūs galvojate, ko daugiausia, vyriška specialybė. Inžinierių 4. Ir taip Senjorų valsas jums šoka Gija vadovė Dainora Venclovienė. Ačiū, ačiū Gijai. Linkime jums tikrai sėkmės visur ir visada ir kuo gražiausių šokių. Ačiū. Jums ir vėl dainuos vokalinis ansamblis Smiltelė, kuriam vadovauja, kai aš minėjau, Dalia Gaspariūnienė. Dalia man davė tik tai horoskopus, o kokios specialybės matyt nenorėjo kažkaip atskleisti. Na, o Dalia turi kolektyvę irgi daug po 3.
3 vandeniai, 3 jaučiai, 3 vėžiai, 2 žuvis ir po 1 šaulį, ožiaragį, mergelę, liūtą ir svarstyklės. O jie jums padainuos labai gražią dainą, kuri vadinasi Kaimo vakarai. Ugnelė vakarais ruseno, sėdėjome prie jos visi. Skirtis senovė nebelinksi, nes praeito rimtmečio varai. Šitai širdį giliai dar tvinksi, svalingi kaimo vakarai. Alyvos už langų žydėjo, jurginai kėlė kepures, kai dienos atlaidų atėjo, už laimę kėlėme taures. Alyvos už langų žydėjo, jurginai kėlė kepures, kai dienos atlaidų atėjo, už laimę kėlėme taures. Žiedas kreigės, išmastė kavos rasas, už miško tyliai saulė leidos, vakarė kilo į dausas. Tėvų namai labai paseno, kur praeitie šviesi esi. Ugnelė vakarais ruseno, sėdėjome prie jos visi. Alyvos už langų žydėjo, jurginai kėlė kepures, kai dienos atlaidų atėjo, už laimę kėlėme taures. Alyvos už langų žydėjo, jurginai kėlė kepures, kai dienos atlaidų atėjo, už laimę kėlėme taures, už laimę kėlėme taures, už laimę kėlėme taures. Ačiū kolektyvui. Dėkui. Na, o dabar noriu pakviesti dar vieną Dainoros Venslovienės kolektyvą, tai iš Dembavos. Kolektyvo pavadinimas Svaja. Paplojame. Na, pažiūrėkime, ką Dainora turi Dembavoje. Tai jinai turi dvynius 3, avinai 2, jautis 1, ožiaragiai 2, skorpionai 2, 2 žuvytės žuvis plaukioja ir po 1 šaulį, vandenį, vėžį ir liūtą, o daugiausiai yra svarstyklių, net 4. O specialybės yra 2 pedagogės ir inžinierius pedagogas, 1 prokuroras yra, choreografė, inžinierius, ekonomistė, statybininkas, keramikė, stalius dailydė, elektravakuniai prietaisai. Va, kas čia, pakelkit, kas čia, taip jau. Ranka nebėra jau. Bet aš tikiuosi, kad nemeluoja. Agronomas miškininkas, tai čia Nicetas, man atrodo. Gamtos tvarkytojas, va kokia specialybė. Ir ekonomistė buhalterė. Šis kolektyvas jums pašoks šleivinę ir
japoniškas fokstrotas, nu pavalgykim, cepelinas.
dainuoti, šaunuolė, ačiū. Ačiū kolektyvui, ačiū labai. Na kągi, tikrai labai malonu, kad atvyko svečiai ir iš sostinės Vilniaus. Tai gražus kolektyvas su gražiu pavadinimu Sidabra. Aš 100 žiedis, atsiprašau. Dar galvoju, tikrai taip gražu 100 žiedų pasakiau. Atsiprašau labai. Ir sidabros, o 100 žiedį tikrai kviečiu. Prašom. Kolektyve daugiausia yra vandenių. 4, avinai 3, vėžiai irgi 3, jaučiai 2, šauliai 2, svarstyklės 2 ar 2, liūtas 1, mergelė yra ir dvynys. O profesijos, žinokit, daugiausia kolektyve yra pedagogų 9, ekonomistai, buhalteriai 4, inžinieriai 2, medikas 1, geležinkelių mechanikas 1, elektrikas 1. Na, o dabar dėmesio klausykit. Kosmonautas buvo ruošiamas Maskvoje tarybiniais laikais 1. Turi 1 kosmonautą. Kažkai skrydo, neskrydo į tą mėnulį. Na kągi, šaunu. Kolektyvas jums dovanoja taip pat 2 šokius. Meilutę ir 100 žiedžio polką.
Nu kaip gražu žiūrėti šimtažiedžio kolektyvą, su kokia energija jie šoka. Ačiū Jums labai ir Jūsų vadoviai Rūtai Januškieniai. Dėkui. Noriu pakviesti dar vieną kolektyvą. Tai Šakių Vijūras. Vadovė Justė Juškytė Lukauskienė. Prašom, kolektyvas. Na, kolektyve taip pat yra ir svarstyklės, ir jaučiai, dvyniai, vėžys, ožiaragis, žuvis, avinas, šaulys. O profesijos yra tokios. Pedikiūrininkė, apskaitininkė, nu va čia įdomu, autolaužino direktorė yra, va, prašau. Autošaltkalvis, automechanikas, va kiek auto yra pas juos. Gamybos padalinių direktorė. Mokytojai informatikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, fizinio ugdymo. Taip pat yra VRM policijos sistemos pensininkai. Pardavimų vadybininkė, direktoriaus pavaduotojas kultūros centro, aš taip supratau, santechnikas, dėdė Romas. Kuris tas dėdė Romas? Pamojuok. Va, dėdė Romui paplokite visi, prašom. O Vijūras dovanoja taip pat du šokius, seniorų valcius ir Skaisgijos polką.
Ačiū. Ačiū šauniam kolektyvui, linksmam kolektyvui ir jų vadovai. Dėkui. Na, noriu pristatyti jau paskutinį kolektyvą. Na, labai negražiai skamba, bet šaunus kolektyvas, kuriam taip pat vadovauja Dainora Venclovienė. Tai Kėdainių rajono Truskavos kultūros centro šokių kolektyvas Vermena. Na, Vermenoj yra vėžių, yra 3 ožiaragiai, svarstyklės, jaučių, liūtų, avinų, dvynių ir aš vienas šaulys. O specialybių įvairovė yra dizainerė turime, ir agronomė, mechanika, automechaniką, statybininkai yra, turim ir ugniagėsį, o daugiausiai turime buhalterių, net 6 buhalteris. Bet šiandien ne visos atvažiavo. Kolektyvas pašoks 2 be abejo šokius, tai dvarpolkė ir be abejo, nu kaip be vakaruškų, vakaruškos, einu ir aš pašoksiu.
močiutė, motinėlė, didžius tu padavau, tėvelį, tėvužėlį, dar gerus tu pakavau. Oi lyla, oi la lyla, oi lyla, oi lyla, tėvelį, tėvužėlį, dar gerus tu pakavau. Nu vakaruškos sušildė mane. Nusimsiu tą paltą, labai jau karšta. Na, o dabar, kaip ten bebūtų gaila, festivalis eina į pabaigą. Ir aš dabar norėčiau čia prie šitos scenos pakviesti visus kolektyvų vadovus. Prašom, drąsiau visos, žinau, kad visos moteris, vadovės, prašom, ateikit čia arčiau prie šitos scenos. Na, o dabar dėmesio Gijos vyrams. Gijos vyrai, pakelkite rankas, kur jūs esate. Gale, tai ateikite į priekį. Nes jūs dabar šokdinsite visas šokių vadovės. Viešnes, kurios atvyko būtent pas jūs į svečius. O šis šaunus kolektyvas be abejo padovanos labai gražią dainą. Priminkit, kaip vadinasi? Ne visas dainelės. Dar ne visas dainelės išdainavot kažkas tokio. Gerai. Tai kągi, muzika groja, dainininkai dainuoja, o vyrai Gijos šokdina visas vadovės. Prašom, žiūrėsim, kaip vadovės moka šokti. Ir dar kartelį kviečiu vadovės čia. Prašom prie scenos. Prašom vadovės. Mėly mūsų žiūrovai ir mėly dalyviai.
Be jokios abejonės mes jums visiems dėkojame už dovanotą gyvenimo šventę. Tikiuosi, kad šis vakaras tiesiog mus visus padarė laimingesniais. Ačiū vadovam, ačiū šokėjam, ačiū dainininkam, ačiū visiems jūsų šeimos nariam. Turbūt ne vienas jūsų palikote namuose savo šeiminiškius, tačiau parvažiuosite su tikrai ypatingai gera nuotaika. Na, o kultūros centras be jokios abejonės dėkoja kiekvienam kolektyvui, įteikdamas padėkos raštą, na ir nedidelės atminimo dovanėlės. Taigi dėkojame Vilniaus regiono centro senjorų liaudiškų šokių kolektyvui Šimtažiedis ir vadoviai Rūtai Januškevičieniai. Dėkojam Kėdainių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių grupiai Lankėsa vadoviai Virginijai Čereškieniai Beviršiai. Dėkojame Kupiškio kultūros centro senjorų liaudiškų šokių kolektyvui Susiedai ir vadoviai Daliai Senvaitieniai. Dėkojame Pakruojo kultūros centro senjorų tautinių šokių ansambliui Laja ir vadovai Aušrai Juciuvieniai. Dėkojam Šakių kultūros centro senjorų liaudiškų šokių kolektyvui Vijūras ir vadovai Justai Lukauskieniai. Dėkojam Truskavos kultūros centro senjorų liaudiškų šokių kolektyvui Vermena, vadovė Dainora Venslovienė. Bet padėką, žinokit, mes teikiam ne tik Dainorai, bet ir Kęstučiui, mūsų vedančiajam viso. Tuoj tegul ir vazoną jisai gauna. O kuris dar gėlės dės? Nešat vazoną Kęstučiui. Paploja mūsų vedančiajam. Dėkojam Panevėžio kultūros centro senjorų liaudiškų šokių kolektyvui Sidabra, vadovė Kristina Nainienė ir vadoviai Jelenai Grobovai. Dėkojam Panevėžio rajono Liudynės kultūros centro Dambavos padalinio senjorų liaudiškų šokių kolektyvui Svaja, vadovė Dainora Venslovienė. Na, Dainora turbūt dabar padėkos raštais tiesiog visa apsidės. Dėkojam Panevėžio kultūros centro senjorų liaudiškų šokių kolektyvui Gija, vadovė Dainora Venslovienė. Paplokim Dainorai, jinai turi visur suvadovauti visiems vadovam. Ir dėkojam Panevėžio kultūros centro vokaliniam ansambliui Smiltelė, visiems dainininkam. Dėkojam jums visiems dar kartą. Lai tiesiog jūsų kiekvieno gyvenimą lydi šventinė šokis, šventinė daina. Mylėkim vienas kitą ir būkime vienas kitam labai artimi. Taigi žodis Kęstučiui, kuris, manau, kvies bendrai foto nuotraukai. Bet tiesa, norim dar padėkoti ir žiūrovam. Šokėjai, paplokit žiūrovam. Tikrai jie šaunuoliai palaikė, plojo, šypsojosi, žiūrėjo. Ačiū jums labai. Ačiū. O visus kolektyvus norime pakviesti, va, kaip minėjo, bendrai nuotraukai. Čia kažkaip draugiškai sustosime su vadovais.